kiek besodintum, kiek besėtum, vis tiek tenka dalintis mūsų derliumi su kenkėjais. O kartais tiesiog derliaus mes negalime ir pamatyti, nes viską suvalgo. Tiesiog. Pažiūrėkit, pupelės, va dabar, matot? Kas čia dabar naktį pasidarbavo? Tikriausiai, kad šliužai. Špinatai kol kas atrodo viskas gerai, tačiau augant labai greitai puola amarai, juodie amarai, kurie susuka lapus ir labai sunku lauke užauginti špinatus. Iš karto kažkas patars, pilkit chemiją ir viskas bus gerai, purškit ir taip toliau. Tačiau špinatus mes norėtume valgyti šviežius lapelius, švarius, tiesiog be chemijos. Ir mums į pagalbą ateina kaip visada šacht įmonės, nimbamedžio vaisių išspaudos. Smulkiau paskaitysite, aš duosiu nuorodą, kas tai yra nimbamedis, kuom jis yra ypatingas ir kodėl jis gali mums padėti darže ir sode. O čia dabar aš tiesiog pilsiu nimbamedžio išspaudas tiesiog prie savo augaliukų. Tiesiog man reikia užberti ant žemės štai tiek. Apiberti savo augalus, špinatus ir pupelės. Štai šitaip. Taip. Ir galime kartu taip pat žemę truputį štai taip įdirbti, kad dalis to nimo liktų žemės paviršiuje, dalis eitų prie šaknų. Tai taip. Esmė yra tame, kad nimbamedis turi tam tikrą medžiagą, kuri vadinama yra azodirichtinas, ir to azodirichtino nemėgsta vabzdžiai. Tiesiog nemėgsta kvapo jau. O tie, kurie bando paragauti nimbamedžio, tai jie tiesiog nustoja daugintis. Ir taip mes padarome iš karto 2 veiksnius, nes tai yra 2 viename. Čia yra ir trąša natūrali visiškai, ir apsauga nuo sodo ir daržo kenkėjų. Taigi mes iš karto ir tręšiame, ir apsaugom mūsų augaliukus. O čia pas mane išdygo morkos. Ir morkas taip pat mėgsta kai kurie kenkėjai, morkų musę. Ir mes taip pat pilame čia nymą. Taip pat galime įdirbti jį ir į žemę. Dalis lieka paviršiuje, dalis mes įdirbame. Ir taip galime apsaugoti taip pat į morkas. Žiūrėkite, sraigė čia ne veltui parašyta, pavaizduota, nes pasirodo, kad ir sraigės taip pat nemėgsta nimbamedžio vaisių išspaudos. Žiūrėkite, koks šaunus įrankis. Plokščiapjovė, su kuria ravėti labai lengva yra. Ir čia pasėjau ropės. Ir kame yra esmė. Ropės užauginti lauke taip pat yra be galo sunku, nes jas puola kopūstinė ta pati musė. Ta pati kopūstinė musė puola ir kopūstus, ir ropės, ir ridikėlius, ir daikoną. Todėl vėlgi pilame nimbamedžio išspaudas. Taip. Perdozuoti šio reikalo neįmanoma, nes tai yra visiškai natūralus dalykas, 100%. Taip pat truputį įdirbam į žemę, kad netgi jeigu viena kita muselė ir padės kiaušinėlį, tai nymas bus žemėje, jis tenai taip pat išsitirpės ir mes turėsime tą azodirichtiną ir tame tarpe ir dirvoje ir galime pridėti dar ir iš viršaus. Kodėl pridedam iš viršaus? Nes pasirodo, kad nimbamedį nemėgsta ir sraigės, ir šliužai. Tame tarpe ir tie invaziniai. Ir mes gauname visokeriopą apsaugą mūsų daržo nuo visų praktiškai kenkėjų. Taigi sodininkaukite tvariai, natūraliai ir ekologiškai. Užsisakykite ir naudokitės. Sėkmės.
Ir jei jau saugom, tai saugom visą daržą, nes yra konkurentų ir ant svogūnų. Taip. Taip. Prašom. Ir šliaužiam tas dalykas nepatiks. Ir mūsams, ir vabalėliams, ir kitiems vabzdžiams, ir sraigiams, ir šliaužiams svarbiausia. Praėjo porą savaičių ir matome jau rezultatą. Špinatai nuostabus lapai. Žiūrėkite. Aišku, kad porą lapelių vis dėlto bus susukta, nors amarų jau nematau, bet jeigu ir bus truputį, tai nieko baisaus. Žiūrėkit, lapų yra daug, pupelių irgi daugiau niekas nebevalgo, morkos kol kas auga labai gražiai, nymo išspaudos veikia, jūs matot. Čia nežiūrėkit, čia pas mus ant burokėlių pasidarbavo stirnos, teritorija nėra aptverta. Jie kasmet pas mus ateina ir suvalgo būtent tik raudonuosius burokėlius. Bet jie ataugs ir štai tokio dydžio užaugs. Svogūnai taip pat gražūs, žiūrėkite, nėra ne vieno išdžiūvusio galiuko. Čia viskas irgi labai gražiai veikia. O kaip jaučiasi mūsų ropės? Ogi puikiai, žiūrėkit. Ir mes netgi nematome, kad valgytų ir pačius lapus, nes dažniausiai ridikėlių ir ropių jau lapus apgraužia, žinokit, jau vabaliukai tokie smulkus, bet jų čia nėra, jokios chemijos, kol kas auga viskas labai gražiai. Taigi naudokite nymą, užsisakykite, tai veikia ir tai yra visiškai natūralu. Sėkmės.